priešais jūs. Už mūsų nugarų. Už mūsų nugarų yra sala. Jono Kalnelio. Klaipėdos. Ne, Jono Kalnelio. Kuris yra kalnelis? Jono Kalnelis yra šitas kalnelis. Tu neišėk iš kadro labai stipriai. Nematomas kalnelis, o tenai yra Jono Kalnelio sala, jo. Vien žodį. Danės upės. Danės upės. Pačeksi kadrą, bet gal nieko nesijaudo. Danės upės sala yra, taigi va toks dalykas. Čia skaitosi, ta prasme, šitas dalykas skaitosi Danės upės. Viskas tvarkoj. Ką? Jo, čia yra... Ne, čia yra Danės upė. Šito vietoje yra... Klaipėdai iš vis... Klaipėdai, jeigu rimtai, aš gimęs augęs Klaipėdoje visą laiką buvo dangė. Visada buvo dangė. Dangė. Tiesiog nepasme, čia pavadinimas. Ir paskui kažkokiu momentu atsirado... Gadingo. Jo, gadingo. G pavogė. Atėjo G pavogė. Ir dingo G. Iš tikrųjų, gadingo. Ir kiekvieną kartą, kai atsiranda koks nors straipsnis apie upės, apie prie upės esančių objektų kažkokią restruktūrizaciją ir būna paminima. Tarkim, Danė, nors visai net ne apie tai straipsnis. Komentatoriai. Klaipėdai yra dangė. Taigi mes esam prie dangės. Prie dangės esam. Dangės sala prie Jono Kalnelio, arba gal net ta sala ir yra kalnelis, aš tiksliai nežinau. Ir Jonas kažkur turėtų būti. Jonas Kalnelis šitas sukasi. Bet mes esam išsikėlę su tokį uždavinį pareflektuoti temą, kad joks žmogus arba nei vienas žmogus nėra sala. Ir į jį veda tiltai. Ir šiaip mes darysim šitą renginį ne Jono Kalnelyje, bet Rusnės saloje, vienintelėje saloje. Oficialioje. Kad ir paradoksalu, bet bandysim reflektuoti apie šitą dalyką. Vėl eiti žygius, virti maistą, bendrauti. Ką? Plaukti laivu. Aplink salą, tolino salos, per salą. Taip, visur plaukti laivų tenai. Bet norėjom truputį taip įvesti galbūt į kontekstą, iš vis, ką mes čia norim padaryti ir kodėl tą temą atėjo į galvą, tau atėjo į galvą, tu pasakyk, kodėl tau atėjo į galvą. Dėl to, kad aš dabar prisiminsiu kelintais metais, gal kokie buvo 2003 metai buvo, kai kurie tikriausiai žmonės dar nebuvo gimę. Ir aš... Kai kurie tikrai nebuvo gimę, kai kurie buvo gimę, o kai kurie nebuvo gimę. Aš vasarą praleidau Jungtinėje karalystėje, gyvenau Londono rytinėje dalyje, tada dar buvo nelegalu nei gyventi tenai ateiviam ilgiau negu pusę metų atrodo, o tuo labiau dirbti. Bet man pavyko ir vieną ir kitą. Ir tuo metu buvo labai populiari tokia atlikėja Natalie Imbruglia. Žinai tokia? Jo, aš esu girdėjęs ją tikrai. Ir jos vienoje iš dainų, jos populiariausia daina buvo Torn. Jo. Kažkas tokio. Taip, šitą. Bet viena iš dainų turėjo tekstą Live your life, live like an island. Satisfied, live by the moment. Gyvenk savo gyvenimą, gyvenk kaip sala, pasitenkinęs gyvenk tik tai šiuo momentu. Ir tai labai strigė buvo iš tikrųjų tas dalykas, aš galvoju, kaip iš tikrųjų įdomu yra, kad 2003 metų, įžengus į tą naująjį amžių, buvo mileniumą, tik prasidėjus jam, buvo toksai požiūris jau tada populiarus, kad gyvenk čia ir dabar. Live like an island. Ta prasme, pasitenkinęs gyvenk šito momentu. Bet... Ir dėl savęs, nes aš dainą girdėjau, čia prieš porą dienų, čia Klaipėdai, tenka svečiuotis, kaip girdite. Ir girdėjau per radiją, kažkokį kavinukį mes buvom, kad lietuviška kažkokia daina. Gyvenk dabar! Ne, gyvenu tik dėl savęs. Ir taip viskas, gyvenu tik dėl savęs. Daugiau man nieko nereikia ir aš gyvenu tik dėl savęs. Taip. Tokių nusivylusių žmonių. Ir kas tą parašė tekstą? No Man is like an Island. Pirmia, aš kiek teko domėtis, po to aš pradėjau jau aiškintis, kad joks žmogus nėra sala, tai pirmiausia, Jonas Donas, toksai parašė, John Don. Prie Jonas. Jo, John Don, jo, prie Jono Kalnelio, čia jisai, jo, čia Kalnelis yra. Jisai buvo, nežinau, gal 16, dabar bijau pameluoti. Dažniausiai 16, 15, vėlyvųjų viduramžių, galbūt šiek tiek vėliau. 15, gal 16 pradžia. Bet keli šimtmečiai atgal, jisai parašė tą eilėraštį, kuriame ir nuskamba tas tekstas, kad joks žmogus nėra sala, visi mes esame dalis žemyno. Ir kitaip tariant, ta mintis, kad joks žmogus nėra savaime savo pakankamas, mums visiems ne tik, kad reikia kitų žmonių, bet mes taip esame sukurti gyventi, tarp žmonių su žmonėmis santykyje. O po to išpopuliarino tą temą, bent jau vienas iš tų populiarintojų buvo Tomas Mertonas,
20 amžiaus mąstytojas, trapistų vienuolis, kuris rašė knygą Joks žmogus nėra sala ir ten yra daug skyrių visokių. Aš pasėmiau dabar skaityti ir per jį vienas iš tokių populiarinimo. Ne vien jis buvo, dar daugiau tų žmonių buvo, bet jis vienas žinomesnių, bet irgi jis rašo apie žmogaus santykiškumą. Nu tai va, tai priešingai negu kad Natalie Imbruglia dainavo savo dainoj, matom gyvenime, kad neišeina taip gyventi. Ir jeigu žmogus bando gyventi kaip salais, vienintelis dalykas, kur tai link veda, tai link kažkokio nusivylimų, vienatvės, pasimetimo ir galiausiai kažkokios destrukcijos iš tikrųjų, nes mes esame sukurti santykiui ir mes tiesiog fiziologiškai mus traukia kiti žmonės. Mes net negalėtum užaugti be santykių, tarsi jeigu tavim kažkas nesirūpina, tai tu negali, net užaugti neįmanoma. O jeigu tu esi apleistas ir to santykio trūksta, tai tada iš karto yra problemos ir vėliau. Nu, daugumai mūsų yra tada problemos, dėl to, kad tas santykis nebuvo iki galo tinkamas ir augant ir po to formuojantis mums ir dabar. Kalbant iš tos perspektyvos, kad šiais laikais, kai išskirtinai individualistinėje visuomenėje gyvenam, kai visi žmonės labai siekia sukurti savo kažkokį tą sališkumą, savo profilį, savo identitetą, savo, viskas savo, ta prasme, kad ir tuo pat metu viskas, kas yra kuriama vardan kitų, kad kiti tai pamatytų, kiti tai stebėtų, kiti tai į tai sureaguotų, kiti tai pakomentuotų, kiti tuom pasidalintų. Ir vėlgi, čia yra absurdas, kad aš darau tik tai dėl savęs. Tai yra mano salos iškelimas ir tuo pat metu tai yra neįmanoma be jūsų. Tai kažkoks tokia nesąmonė. O net jeigu, žinai, ir yra įmanoma, tu esi matęs tą filmą Into the Wild. Taip, žinoma. Su Aleksandriu Supertrampu tikro vardo, aš dabar jo neatsimenu. Bet jisai metė viską Kalifornijoje, savo šeimą, santykius, darbą. Tik universitetą baigė tik universitetą ir išvarė. Jo nuspėjo. Dėl to, kad viskas jam atrodė yra dirbtina, apsimestina, visuomenė degradavusi. Ir tada dar nebuvo net Instagramo. Ir išvarė jisai į Aliaską ir galiausiai ten atrado tokį autobusą laukuose apleistą, jame apsigyveno ir galiausiai jis tenais ir žuvo ir vieni iš pagrindinių tų įrašų, paskutinių įrašų jo žurnale buvo dienoraštinė žurnale, kad tikras džiaugsmas yra tik tas, kuris yra pasidalintas. Nu, kitaip tariant, jisai bėgo nuo visų tam, kad galėtų išgyventi tikrą laisvę ir džiaugsmą ir pamatė, ir suprato, kad jo, tada taip radikaliai turėjo suprasti, kad taip nebuvo. Ir man yra prie to paties autobusų man neteko būti, bet aš teko būti Aliaskui netoli, dirbti tos vietos, ne Jungtinėj karalystėj, bet tenai teko, buvo legalu, teko ten dirbti ir žinau, kad kai kurie žmonės važiuodavo į tą autobusą, kur tu sakei, galiausiai girdėjai, kad iškėlė. Yra ir nuotrauka, yra ir netgi video medžiaga įmanoma surasti, kitą autobusą išgabeno. Nes aš svarsčiau irgi tenais nuvažiuoti, nes tas filmas man irgi buvo padaręs didelę įtaką, bet vietiniai sakė, tu durnas esi, nes ten pamatysi tik seną autobusą, o tu pats nežinosi nei kaip tenais reikia patekti, tau reikia būtinai su vietiniais, ten reikia upės vėl, pakyla vanduo, leidžiasi ir turi labai gerai žinoti, kur, kada ir kaip nuvažiuoti, kad galėtum atrasti, o pamatyti tiesiog seną autobusą. Bet mintis tokia, ne, kad mumis sukrėtė to žmogaus istorija, kad jisai tarsi ieškodamas laisvės ir džiaugsmo vienatvėje galiausiai pamatė, kad tai yra visiškai neįmanoma, tai neaiškiai negalima atsitraukti kažkiek, bet kad jis galvoja, kad visi kiti yra tarsi nuodas, auglys kažkoks, o jisai atras tiesiog tokį vienatvės, švarą tokį ir džiaugsmą, ir kad taip neišeina. Ir tas dalykas, apie ką mes čia dabar bandom svarstyti ir svarstysim, yra tai, kad vis dėlto mums tų santykių reikia ir bandysim tame santykiai mes pabūti, pabendrauti su žmonėmis, kurie išdrįs tiesiog tikriausiai atvažiuoti. Ir kalbėsim apie tos vadinamus, galbūt, kas yra teisingi santykiai, arba kokie santykiai yra netoksiški, arba kokie santykiai nėra destruktyvus, greunantis, kokie santykiai yra iš tikrųjų statydinantis, rūkdantis mūsų vieni kitus. Ir apie tai irgi kalbėsim. Kaip iš tos sališko to jausmo, kai aš esu sala ir niekam nereikalingas, artintis ir tapti to aiškesnių supratimų, kad žemyno dalim. Aš taip galvoju. Aš irgi kažkaip taip galvoju. Tai va, tai bent čia bus bent dalis to, ką mes žadam ten daryti. Bus įdomu iš tikrųjų. Visų pirma, bus įdomu, žinai dėl ko? Bus įdomu tikrai dėl to, kad Rusnės tiek gamta, tiek aplinka labai skiriasi nuo likusios Lietuvos. Rimtai. Viskas, kas Rusnė yra, labai tas toksai, vadinamas šišioniškas kraštas, šišioniškių kraštas. Kad yra tiek daug vandens, tiek daug vėjo ir gamta iš tikrųjų visai kitokia. Tai va tas irgi fainai bus. Ir jeigu ta prasme,
išdrįs žmonės ir patirti tą visą... Lapkričio mėnesį galvoju, kad kažkurie, galbūt, kad yra šalta, dar kažkas, bet visą laiką į lauką galima išeiti. Absoliučiai visada, tik reikia tinkamai pasirengti, o mes tikrai turėsim ir vietos, kur, ir kaip. Nakvosim palapinėse, bet jeigu kažkam labai blogai bus, ta prasme, yra vietos ir nakvoti ir pastate, ta prasme, šiltnam pastate. Bet laikas paleistas laukia yra daug kart geresnis, kad dabar jau ką, lapkritis, beveik spalio pats galas. Mes esam Klaipėdoj, vėlgi tokioj, galima sakyti, jau vakarinį Lietuvos daly, bet tikrai su ne per ką šiltais drabužiais įmanoma drąsiai būti. Tai nėra kažkas tokio baisaus. Tai mes laukiam jūsų, nes ir pažygiosim, ir pavalgysim, ir paplauksim, ir pasikalbėsim, ir daug dalykų visokių padarysim, viską rasit renginio aprašyme. Mes laukiam. Nebijokit lapkričio oro, junkitės, atvažiuokit tikrai, bus labai fainiai. Dėl to, kad iš tikrųjų nesame salos, norisi traukti vieną arčiau kito. Tiek. Šią linksmą ir išmintingą gaidą mes